Nu kas, darau visiems, chebra. Ką, šiandien bus tokia biškiai maža serija. Prieš visas varžybas reikia treniruotis, tai šiandien užmatėme renginuką tokį, kur renkasi turistai visokie. Ir sugalvojom už vien pasidaryti treniruotę, bus apie 200 km. Tai atvažiavome ir mėginsime pravažiuoti. Važiuosime ne kaip turistai, bandysime biškį paspaust ir greitai pravažiuoti trasą. Tai sakė, duos treką, kažkur 200 km, trasa motoborio, čia kur pirmas mūsų varžybas buvo, tai mėginsime pravažiuoti ir už vien pasidaryti prieš varžybas, prieš enduro ralį ir kitas varžybas treniruotę. Tai ką, chebra, po laiką, po komentarą kaip visat ir mes einam ruoštis. Ką, chebra, važiuojam! Negalvokit, aš su jo nevažiuosiu. Važiuosiu šiandien su savo raketa, bet šiandien turime ir mūdą, džokerį. Pažiūrėsime, gal tuoj padarysime kokią mažą apžvalgą. Gražiai atrodo, ne? Jo. Žiūrėk. Juota. Dėkiau ir padangas pasikeitė. Kilintas čia 29. Gerai, tuoj išsikraunu savo ir važiuosim, padarysim apžvalgą. Gerai. Einam, man. O pas tave tikrai benzas? Ir raketinis kūras. Iš tikrųjų vakar pamačiau, kad ugnim šauda. Galės čia įkelt video. Karočią pasikeičiau vatą Ješimūrai, nes supratau, kad biški per garsiai pradėjo dirbti. Atvažiavau po varžybų mūsų time atako, išrinkau bakelį, o ten savoje vatos lygia. Tai pasikeičiau vatą, vakar galvoju pašildysiu, pažiūrėsiu, ar nekaista, ar ten ta. Žiūriu, ugnim šauda. Raketa? Raketa. Gerai, einam pasistatysim kur nors mano raketą ir mūdą ir bandysim palyginti, kaip kas. Žiūrėt. Atkeliavo ilgai laukti mūdai. Vienas iš jų yra dabar Motofox'o. Yra apklijuotas Island grafiko. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Aišku, dizainas kaip ir praeitoj serijai, sakiau, kažkur matytas, bet šiaip visai neblogai atrodo. Čia uždėtas padangos kitokios, nemūdinės. Labiau trasai. Tai čia stagai, man atrodo, 29. Nežinau iš tikrųjų, kam tokias didelės padangas reikėjo dėti, bet čiagi mūdas. Mūdas. Tai reikia didelių padangų. Tai palyginus su mano, yra tikrai ženkliai mažesnis mano keturratis, galit palyginti iš tikrųjų. Nu, bet pas mane įdėtas 12 padangos su 20, tai yra 12 ratlankiai su 25 padangom. Tai nėra ko norėtis, pats mažesnis, sportiškesnis ir platesnis. Tai mūdus turbūt jau visi žinot, matėt turbūt mano apžvalgą mūdo, bet šiaip einam galim iš arčiau biškį pažiūrėti. Mūdas turi iškelimą, šnorkelius, 30 ratus, jau originaliai eina dugno apsauga, stipresnė, metaliniai pakojai, o kas labiausiai man patinka, neik parodysiu. Tai yra šitą va daiktadėžę. Čia yra labai geras daiktas iš tikrųjų. Galima sėdėti ir tarkūno, ir lašinių, ir visko, ko gali prireikti miške. Tai tokią dėžutę užsakiau. Motofox'as irgi turi tokias dėžutės, jos statosi į mano keturratį taip pat.
vietoje keleivės sėdynės galima šitą daiktadėžį sumontuoti. Tai irgi galima užsisakyti Motofox'e tokius dalykus. Kas dar? Lankai gražus, aišku. Galite pamatyti lankus, kurie tikrai labai gražiai atrodo. Pažiūrėk, koks dizainas gražus. Čia Eilin grafikas tikrai pasistengia. Ir kas yra labai gerai, galite pamatyti. Pažiūrėk, kur pas mane yra gervė, kaip žemai. Pavyzdžiui, tu į balą įvažiuoji kažkur tais. Ir gervės jau reikės gervę ieškoti kažkur baloj. Čia yra iškelta gervė aukščiau, kad galima būtų lengviau ją pasiekti ir išsigervė. Šiaip čia nieko nesiskiria nuo mano G3 paprasto, bet skiriasi reduktorius. Jisai yra lėtesnis, tai yra ne reduktorius, o greičio dėžė yra lėtesnė. Maksimalus greitis jo, man atrodo, 120 ten ar 110, o maniškiai jau ten 138, man atrodo, mano maksimalus buvo greitis. Tai kaip ir pas visus G3 yra planšetė, aišku, čia yra valdoma pultų, nes baloj, man atrodo, nereikia to touchscreeno, yra ant vairo apsauga, rutinės apsauga už vien, kaip aš sakau, ir kad galima būtų lengviau apversti kažkur baloj keturatį. Tai viskas standartiškai. Amortizatoriai dar yra, man atrodo, kitokie negu pas mus, o šiaip viskas tas pat. Tai jeigu norit mūdo ar tokias raketos kaip pas mane, tai drąsiai galite kreiptis į Motofox'ą arba tiesiai į mane, šykit man į Instagramą ir, manau, jums parūpinsiu keturatį geriausiam sąlygom. Tai, hebra, jeigu kažko reikia ar aksesuarų, ar remontą, tai drąsiai visi galite kreiptis į Motofox'ą ir jeigu pasakysite, kad Nogurske, tai tikrai dar pritaikys jums nuolaidėlį. Tai ką, o mes einam žiūrėti, kaip ten. Reklama, bet jie nėra, tai žiūrėsi tik šitą pusę. Onkis! Здорово! Žinai, kaip mano taip greitąją vadina? Monkey shoulders. Dėl? Nežinau, vat kad gėrimas toks yra. Bet šitas žmogus negerintis. Ne, visiškai nevartoju. Nu kaip pasiruošęs? Ne? Gal? Sikėliau keturatį ir viską. Ok. O aš Tu ruošiesi kažką? Ne, mes treniruotę šiandien darysim. Prieš Enduro ralį. Ir nieko nesako, tyliai, aš čia vienas važiuoju, galvoju, su kuo čia važiuoti reikės. Aš tik tais vakaras sužinojau ir atvažiavau. Bet tai čia grupelėm važiuosim ar kaip? Ja. Pradžiai patenkintas. Motofox'as visus jūsų lūkesčius. Patenkino? Patenkintas viskas. Nu va. Tai va, Hebra, jeigu norit, tai va, šeštadienį ar sekmadienį rytą pravest, tai ką reikia? Važiuoti į Motofox'ą ir pirkti keturračius. Būtinai. Gerai, ką, važiuojam ruoštis, važiuojam, turbūt reikia priparkuoti keturračius ir žiūrim, ką turim. Tu čia važiuosi dabar į turizmą. Mes šiandien darom treniruotę. Mes su Valdemaro stengsime važiuoti pirmi, vieną kartą stosime, tu įveiksime per 2 valandas. Okei, užseksim. Ne, iš tikrųjų treniruotė bus gera prieš Enduro ralį, nes važiuoju Enduro ralį, Valdemaras važiuoja, tai reikia pasitreniruoti. Į Enduro ralį ir aš važiuosiu, bet kaip turistas, kol kas. O kitais metais žiūrėsiu. Kaip įdėti? Galbūt. Žaidėjai vaikystėje į Lego. Nu, Kaip padaryti, kad jinai tilptų? pakeis daiktadėžę. Man atrodo, klonas susaina taip. Reikia nuo mūdo daiktadėžį. Nu, tai sakau, reikia pakeisti. Laiko. Tai ką, norisi važiuoti? Važiuoju, čia taip ilgai. Hebra, iš karto dabar sustabdot video, nueinat į apačią, paspaudžiat laiką, parašot komentarą. Kokį čia komentarą parašyti?
linkėjimus Vabaliukui perduokit, nes jis šiandien neatvažiavo, negalėjo turbūt. Tai perduokit Vabaliukui linkėjimus. Greitai visi komentarus. Mes laukiam. Ko mes laukiam? Nežinau. Minutės pertraukėlė. Reklaminė pauzė. Labas. Labas. Galėsi įvertinti keturatį? Galėsiu. Nu davai. Man žiauriai primena į Andrėjaus droną ten Bimbalą. BMW? Kaip vadinasi, jo, Bimbalą. BMW. Džokerė irgi grafikos. Visos. Matau, kad padangos keistos. Keistos? Nu, pakeistos. A, Tokios. pakeistos, supratau. Vilkangų į stagus. Nu, ką da čia? O kaip tau pats keturatis iš priekio? Iš priekio? Jo, iš priekio. Čia matau irgi džokerio veidas turėtų būt. Tai jisai yra? Nu, bet pusę matos, pusę nesimato. Čia matau ant šlaunį sudėto grafiko. Tai gerai, o jeigu reikėtų įvertinti nuo 1 iki 10? Aš sakyčiau, kadangi naujas, tai 10. 10, jo? Supratau, ačiū. Bum. Norėčiau labai sudalyvauti kažkokiuose varžybose, bet neturiu užtiktinai pamerę. Mekser, Kilkis, Čiamspam klubų. Bet Čiam 3 eina. Nu, kaip mano senukas panašiai. Šiam 3 tai gerai. Tai reikia jau galingesnio tau? Tai man rūpjūtį pareis. Kokį? 4 pensaps. O, tai 5 metų. įsteidžius Bet tau pagal ūgį, va, im galiną ir važiuok vos šitą. Raudonas galina pavargus. Toks mėgis. Sako, galina pavargus kaminimas. O tai ką rinktumėte? Mano raketą ar galiną? Raketnika. O, raketnika. Čia virtas buvai, kaip biškė. Čia biškai buvo. Bet turėjau naują, bet tai galvoju, dalaužys iki galo. Jo, reikėtų dalaužyti. Pasakyti jums, kad pavyzdžiui, va, šitą plastiką sulaužai, va, pas mane čia va, trūkęs jisai. Tai apie 10 eurų. Pakojus ten irgi kažkas apie 5 eurų, žinai, kaip pavyzdžiui Kaname, Outlanderį, pakojus ten 105 eurų beveik. Nu, labai iš tikrųjų plastikai atžvilgiu labai pigus, tai kas gerai, kad tai kažką sulaužai, tai 1, 2 ir viskas. Pavyzdžiui, va šitą va buvau sulaužęs plastiką, kur gervė stovi, tai irgi 10 eurų ten ar 7 eurai, tai čia niekas. Tai va, rinkitės CF Moto. Turiu tau klausimą. O vietiniai turistai kažką gamins? Matau, yra kažkoks man kazanas, tai gal Vabaliukų prisižiūrėjo, irgi kažką pagamins. Visko gali būti. Sakė, kad bus po katučkės kažką pavalgyti duos tikrai. Tai Bet mes reikės... čia nepavalgyti susiruošėm, žinai. Ir Vabaliukas supyks, jeigu mes ne jo virtuvę valgom po katučkį, žinai. Būtent. Gaila, šiandien Vabaliuką nėra. Kur Vabaliukas, net nežinau. Ja, nu tai ką jis čia darytų, mes 200 km važiuosim, tai nelabai ką čia ir jam būtų veikti. Nes vis tiek atvažiuosim vakare. Bet mes stengsimės, kol nieks negirdi, labai greitai viską pravažiuoti. Tai aišku, pagal visus ket taisyklės, nepažeidinėsim tikrai ir bandysim pasidaryti gerą treniruotę. Nes balandžio 5 važiuojam į Enduro rally, pirmą etapą, tada balandžio 12 mūsų renginukas, tai hebra, dar registracija vyksta, tai galite užsiregistruoti motofoxclub.lt, vyksta registracija ir bus tikrai gera pakatuškė, irgi apie 200 km pravažiuoti reikės, surinkti taškus ir važiuoti pirmiems, tai hebra, registruokitės ir susitinkam visi balandžio 12 dieną. Parodysiu, kaip Odesa vairuotojai pasiruošę. Žiūrėkit. Kūras, pirštinės atsarginės,
gesintuvas, Red Bullis ir diržas. Matai, energija, saugumas, kūras. Va, matai kaip žmonės, kūro papildomai vežiojasi. Tai va, matai kaip kūro. Va taip, čia ne mes, kad 5 litrus benzino ir lekiam šokoladuką pasiėmę. Gerai. Ką? Žiūrim. Žiūrim, kad turim. Fup. Pit stopas. Pamečiau Jošimūrą, blėt, kažkaip biški galios per daug. Lieta treniruoti, kad net Jošimūra išsprogo, na. Tas? Pas tą pastavę? Jo. Он вместе в уши насунул, говорит, блядь, ехать не могу.
Karočią lapų prikišęs į ausies, kad nieko negirdėtų. O, tu čia pasisai Sapolianą. Piešimūras paskui skidėlė. Karočią važiuoju, galvoju, garsiau, pykna. Kiek galės mano raketą turi, pažiūrėkit mano išmetimą. O tokia. Karočią važiuoju, garsiau, žodžiu. Žiūrėt, pakna, nėra. A tai pasiėmė ar? Pasiėmiau, bet po to ten pakeliu išmečiau, po to bevažiuodamas namo pakelį. Dabar rėkia, ne? Tai lapų prikišęs buvau į ausis, kad būtų biškį tyliau. Kas čia kabantis pilnas? A čia per daug galios biškės, na, Nuputė. Iššovė. Ne, žodžiu, važiavau, girdžiu garsiau ir pachna. Žodžiu, keičiau vatą ir per mažas kniedės sėdėjau. Taip gausi. Ir pakelį pamitei? Ne, yra. Paslėpiau, paimsiu po to. Va taip, bet. Gerai, sustojam biškį pailsėti, ten, man atrodo, kabantis tas tiltas. Ir mano patpiščikas. Ateik porą komentarų, pasakysi, kaip mano išmetimas naujas. O kur pametei? A? Kur pametei? Per daug galios. Yra. Padėjau. Kniedės atsikniedė, aš vatą keičiau, tai taip gavosi. Mačiau, kai jis atsistoja. A? Mačiau, kai jis ant buvo Nu kaip jums važiuojasi? Man tai gerai. Čia mūsų palatai, kaip turniukai yra. Pasikasuot norėjo, čia neįpylėm į vieną. Bet tu galėtų būt blogeriu, Kodėl nefilmuoji YouTube'ą? Iš kamerų neturiu pinigų ant kamerų. Ne, reikia sumesti po kuriuką ant kamerą ir važiuosi. Gerai, pavalgom, pailsim ir važiuojam toliau. Ką biškį užkaitom. Reikia pailsėti biškį, nes smėliukas tokia trasa nebloga. Valdimarai irgi užkaito. Ne, jau krenta po biškį. Tegul dirba su ventiliatoriu. Kuro nėra. Ką? Keputė dega? Tai kada mes ant oro važiuoja, nežinojai? Suoja dar pusę rodana. Ta, kad dar supyliau. Ne, aš turiu ką peikti. Tai aš galvoju, tai lieksim iki. Blogai, važiuojam, ausise. Šik popiris prikištas, kad biškį toliau būtų, bet nieko. Gerai, pailsim biškį ir toj važiuosim.
Ką, pravažiavom apie 100 km, viskas gerai, apart išmetimo, prikišau servetėlių į šitą į ausis, tai biškiai geriau, bet nafik, be išmetimo, tai nieko gero. Smagu, visai neblogas maršrutas, aišku, biškiai per daug asfalto, bet šiaip visai nieko. Labai draugiški, kas nustebino, kad pasieniečiai labai draugiški, matėt, pagarbą atiduoda, labai smagu. Labai daug vietinių gyventojų mojuoja, visi laimingi, Valdemaras irgi laimingas. O man liūdėt, kardanai vietoj. Kardanas vietos ir nereik liūdėt. Tik tais, kas nuo asfalto, tai pažiūrėkit, kaip padangos dėvisi. Čia yra belenkas, su šitą padangą stengiuosi važiuoti kelkraščiu. Žiūrėkit iš karto, kiek mėsos, o va su šitą važiuoja asfaltą. Žiauriai minkšta padanga, nieko nepadarysi. Gerai, pailsim ir važiuojam toliau. Dar apie 100 km. Nu, aš žiūriu, kad mes pravažiavom trasos. Aš buvau numušęs tai apie 90. Nu, vat kažkas panašaus. Gerai, pailsim, atsigeriam ir važiuojam toliau. O jūs iš karto nueinat į apačią ir paspaudžiat laiką. Jeigu nepaspausit laiko, tada... Kardanų iškėstavo. Kas su kedračiais važinėja, tada Valdemarko pasakė, kardanai pip bus. Tai vat, gerai, važiuojam. Bum! Degalinės iki to taško, kur kūrą užsipils, bet nusprendėm, kad kiek dar 50 km liko. Bet turbūt nevažiuosim, nes ausise ūžia tokių išmetimų, ne kažką. Tai čia iki bazės, iš ten, kur startavom, yra porą kilometrų, tai turbūt važiuojam. Atgal jau nebevažiuosim
Ir taip gerai prasilėkėm gan greitai. Pas Valdemarą kaista, pas mane išmetimas, tai ką, važiuojam į bazę. Nefilmuok, vabaliukui negalima rodyti. Ką? Vabaliukas nemėgsta, jeigu mes ne jo maistą valgom. Bet tegul mokosi. Davai, man. Vabaliuk nepyk, sorry, bet valgyt reikia. Bet babutė irgi skaniai gamina. Tai klausyk, tai į Maksimą nuvažiavę irgi kažkas pyksta, ne? Opa. Grėtinis ir duona tenai. Gerai. Tai ką, mums skanaus. Ir pasimatysim vėliau. Nu ką, kebra, vat ir pasibaigė mūsų treniruotė. Aišku, galėjo pasibaigti ir geriau. Nuleistas ratas, sprogės išmetimas. Tai nieko. Bet mazoliai ant rankų, reiškia, buvo gera tikrai treniruotė. Tai pravažiavom gan neblogai, pirmie atvažiavom, visą maršrutą greitai pravažiavom, nu ten biškį nedavažiavom, nes pas Valdemarą pradėjo kaisti kanamas, pas mane išmetimas, jau ausų nebegirdėjau ir taip su servetėlėm ausyse važiavau. O dėl išmetimo tai viskas gerai, porą savaičių atgal keičiau vatą ir buvau kniedės išgręžęs ir kaip atgal viską sudidinėjau. Pasiėmiau plieninės kniedės, bet biškį per mažas paėmiau ir turbūt nuo vibracijos iššovė ir pamečiau. Tai važiuoju, žodžiu, garsiau, ant posūkio tapkė ir vėl per stabdžius kitą posūkį ir vėl tapkė ir paaukštą nebėra. Iššovė nafik su visais viduriais, bet nieko. Nuvažiuosiu naujos vatos nupirksiu, su kniedėsiu per naują nupirksiu didesnės, geresnės kniedės į Vurfą ir bus viskas gerai. Tai ką, manau, gera treniruotė gavosi prieš Enduro ralį. Tai ką, ir jums tikiuosi buvo ką pažiūrėti. Tai chebra, iš karto po laiką, po komentarą prašau, į komentarus greitai ir būtinai pasiekit, nes žiūri daug, o seka mažai. Tai ką, turbūt susitiksim dabar jau Enduro ralį. Tai ką, visiems ate, o aš einu nemėgstamiausią savo dalyką po keturračių pasivažinėjimų, tai jį plauti. Nu, bet nieko nepadarysi. Sėkmingas žmogus, loterijai laimėjau skočio. Žinai šitą patarlę. Jeigu negali kažką susuk su skočiu, reiškia, pastoja mažai skočių. Mes kažkada keliavom visur. Klausė, ar balų bus. Tai jau koš? Normaliai. Jisai uždėdamės į prieką panelėtą, jo? Tai čia dar. Aha, ne, taip sudėjau. Kai žygulys, Aš samarėzų turiu, jeigu reikia. Akita temčiūlų negeis, prato, šitais varė. Čia bus gera reklama, tokie kadrai, kurių jūs tikrai nepamatysite, kaip dirba kameristas. Pas mane rytas nuo kavos prasidėjo, o pas kameristą nelabai nuo kavos prasidėjo. Kas atsitiko? BMW genda? Pamajok. Žinau, kažkas ar siurblys sugeda, arba tiesiog kūras baigėsi. Žiūrėsim. Nedavažiavo, nu nedavažiavo. Tiko. Rytas diena kavos, kaip sakai, ne? Šos случилось. Geras klausimas. Siurblys ar kūras? Kūro rodo dar pusę bako. Gerai, davai datėmsi iki aikštelės ir žiūrėsim. Litros? Turiu. Aš irgi turiu. Tai davai, važiuojam. Iš kur mašina važiuosi? Volkswagenas.